Palyginome dvi populiariasias statybinės plokštės OSB 3 ir VMG Lignum SMDP P5. Siekdami tai išsiaiškinti, atlikome vidinės sankybos testą pagal galiojančius EN standartus. Abiejų medžiagų bandinius pritvirtinome ant metalinių plokštelių ir juos veikėme tempimo jėga. Pirmoji įplyšo OSB 3 plokštė, o VMG Lignum P5 atlaikė beveik dvigubai didesnę jėgą. Tačiau tai dar ne viskas. Kad ištestuotume plokščių atsparumą drėgmei ilguoju periodu, atlikome tą patį vidinės sankybos testą, tik prieš tai papildomai verdant ir atvėsinant bandinius. Abiejų plokščių pavyzdžius virėme vandenyje iki 100 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Atvėsintus bandinius vėl veikiame tempimo jėga. Pirmoji plyšo OSB 3 plokštė. VMG Lignum P5 plokštė atlaikė bene 3 kartus didesnę jėgą. Laboratorinis eksperimentas įrodė, kad VMG Lignum P5 plokštė yra 2 kart tvirtesnė ir 3 kart atsparesnė drėgmei nei OSB 3. Tai kurią plokštę naudosite savo namų statybai?